Silpniausias krašto apsaugos ministras Lietuvos istorijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino Roberto Kauno kandidatūrą. Šiaip šitai koalicijai man atrodo, kad reikia pagalbos, jau reikia pakviesti gal egzorcistą arba tą bobą iš ekstrasensų mūšio, kur su virbalais rankose vaikšto ir sako, kad visur mirti užuodžia. Nu, aš esu biškį ekstrasensų išmokęs. Po to, kai 9 mėnesius politinės patirties turinti Inga Ruginienė tapo ministrė pirmininkė, šita valdančioji dauguma nepadarė absoliučiai nieko. Išskyrus turbūt tuos 78 kartus, kada visa Lietuva griebėsi už galvų ir galvoja, what the fuck is going on? Ir apskritai šita vyriausybė per 2 mėnesius neteko jau 2 ministrų, vienas iš visų defektų buvo Ignotas Adomavičius. Jis eis į istoriją kaip mitas, kaip legenda, žmonės žiūrės tą jos spaudos konferenciją po 10 metų ir galvos, kad čia jajus. Šauksai žmogus sugalvojo tą paversti į paprasčiausią. Aš esu paprastas, aš niekam nereikalingas. Iš ministrų kabinetą išvesdinta ir turbūt geriausia šitos vyriausybės ministrė Dovilė Šakalienė. Ir visa tai vyko vien dėl to, nes Inga Ruginienė jos netoleravo kaip hipsteriai atsakomybės jausmą. Premjerės išvaizda, tačiau šiandien šypsenų mažai. 3 savaitės darbo kartu ir premjerės verdiktas pasitikėjimas. Ir šiandien prezidentas Gitanas Nausėda patvirtina krašto apsaugos ministrų bičą, kuris turi lygiai mėnesį patirties. Jisai mėnesį dirba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete Seime. Su absoliučiai 0 politinės patirties, socdemas Robertas Kaunas eina į istoriją kaip mažiausiai kvalifikuotas krašto apsaugos ministras. Mes pirmą kartą ministerijoje turime žmogų, kuris turbūt net karininkų laipsnių nepažįsta. Ir vis dėlto, kai pagalvoji, kaip gerai, kad tokioj sudėtingai geopolitiniai situacijoje mūsų valstybei vadovauja patyrę ir protingi politikai.